mes pradėsime tą pačią maldelę kaip pirmą dieną mokinukų lituanistinėje mokykloje arba Lietuvos mokykloje senais laikais, nes jį kalba apie šventosios dvasios dovanas. Teikis viešpatie atsiųsti šventosios dvasios dovanų, mūsų protui apšviesti ir sielos jėgoms sustiprinti. Palaimink mūsų tėvus, mokytojus ir visus, kurie mus veda į gerą. Duok mums tvirtumo mokslą gerai išeiti per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Šiandieną mūsų uždavinys, mūsų kaip ir misija yra viešpaties žingsniai mūsų toj kelionėj, mūsų kryptis ir mūsų bendruomenė, bendruomeniškumas, mūsų ryšiai, kai viešpaties būstą džiaugsmingai keliauja. Ir čia pradžia yra gera proga bent pradėti, o paskui galim namie pasipildyti, pagalvoti apie visokias keliones ir su kuo mes keliavom ir kaip būna kažkokioj kelionėj. Pavyzdžiui, aš labai didžiuojas, kad kai buvau jaunas, tas buvo dar seniai, mes buvo mada prezidento Kennedžio laikais 50 mylių per dieną, 80 kilometrų. 12-13 valandų eidavom. Repetuodavom eidami labai toli. Ir tas tokia tyla, kur būna, kai eini visom jėgom, ypač į galą, kur jau ir kojos, ir rankos, ir viskas skauda. Ir vis vien eini ištveri iki galo ir su tokiu džiaugsmu, paskui Mum nutrūko. Sužinojau vakar, kad Vilniuje Jėzuitų gimnazijoje vis trūkinėjo internetas per visą dieną. Tai tik palauksim, matom, kad dar yra dar paveikslas kunigo Saulaičio. Ai, dabar dingo, bet toj turėtų grįžti. Čia yra Advento kelionės toks iššūkis, ar ne, laukti kantriai. Tai dar palauksim. Gali būti kokia nors procesija. Vilniuje būna sekminių procesija Kalvarijose. Aš esu dalyvavęs ir žinoma priekį, kai eini, tai jau reikia labai rimtai. Geriausia yra gale eiti ir galim ramiai kalbėtis, pasidžiaugti su tais, kurie kartu eina. Arba gal prisimenam, kai ėjom į bažnyčią per Kalėdas, ten, kur yra sniego ir girdi, kaip sniegas po kojom, koks jo garsas, kai sniegas suspaudė. Tiesiog primena Kalėdas ir visą Kalėdų džiaugsmą. Arba kas gyvena Ilinojuje ar panašiose vietose, atsiminsit, kaip indėnai eidavo per prērijas, kuriam galo nėra ir labai plokščia. Tai kad nepaklystų, šaudydavo strėlės pirmyn ir padarydavo taip 3 strėlių tokią eilę, kad galėtų tiesiai eiti, nevaikščiotų ratais. Tai vėl yra kitas būdas keliauti. Mes pagalvojame apie kaip mes keliaujam tam į viešpaties būstą kartu su kitais. Ir mes vėl pasinaudosime Jėzaus kilmės medžio arba, kaip sakom, šaknų, Jėzaus medžio simbolius, kurie mums primins Jėzaus protėvius ir mūsų tikėjimo protėvius, kurie žengė tokius žingsnius, ėjo kartu.
Antanai, mes negirdim. Ar tu gali, tu turbūt netyčia, ačiū. Gerai. Mūsų pirmas vaizdas yra šitas kupranugaris. Dievas Abraomui sakė eiti į naują šalį. Ir tas jis išėjo net nežinodamas, kur eis, tik tai aišku, kad reikia eiti į pietus. Ir iškeliavo su savo visa šeimyna, su kupranugariais, su žmona, su visais. Ir viešpats žada, kad jis pagimdys didelę tautą. Mes irgi turim tokią kelionę geografinę, aišku, bet ir bendruomeninę tokiam siekiui, nebūtinai steigti naują tautą, bet įnešti savo, kiekviena ir visi kartu į tą bendrą žmonijos gyvenimą, į mūsų tikėjimo lobį ir eit visi į tą šviesą. Kiekvienoj kartoj būna kitaip, bet vis būna, pažiūrėkit, kaip imigrantai čia prie sienos Lietuvoje. Kažin kur skrido, svajonės ir visa kita. Tai Abraomas atsiliepė į Dievo kvietimą. Ir sekantis mūsų yra irgi vyro istorija, Kopėčius. Čia vaizduoja Jokūbo susitikimą su Dievu. Vieną kartą skautų stovykloje buvo nutarta vaidinti šitą vaidinimą. Ir buvo klausimas, kas vaidins Dievą atsisėdusi ant šakos medyje ir kas lips kopėčiom su Dievu kalbėti. Ir tokia Rūta mergaitė užlipo į viršų ir ji buvo mums Dievas, nieks nesipriešino. Buvo labai gražiai susikalbėjo su žmogum, kuris lipa su Dievu ginčytis, kaip Jokūbas tose aukštybėse, prašydamas aiškiai patirti Dievo globą ir vedimą. Ne tik tai kaip nors piktai ar su grasinimais ar su baime, bet Dievui išsakyti savo troškimą ir paskui pats veikti, pats daryti, kaip Jokūbas aišku ir darė. Abu ir Jokūbas, ir Abraomas, reikia juos abu pažiūrėti, Jokūbas ir Abraomas yra asmenys ir tuo pačiu įvaizdis visiems toj tikėjimo kelioniai. Pasitikėjimas Dievu ir derybos su Dievu dėl ateities. Atvirumas, pasitikėjimas savimi ir kitais, veikla, judėjimas, tam tikras siekis. Ir toks asmeniškas ryšys su Dievu, kur gali kažkokį laiką praleisti, kaip mums patariama, kasdien turėti akimirką, kada mes tik pabūnam, be jokių didelių maldų ar ko kito, bet tik pabūdam Dievo akivaizdoje. Aš vis atsimenu, kai senais laikais, kai reikėdavo labai daug važinėti Brazilijoje, ieškoti lietuvių, lankyti, tai sėdi tam Volkswagenu kaip ir autobusiukė ir tuščia vieta šalia. Tai aš kartais sakydavau, viešpačiui atsisėsti šalia ir tada nebus taip man sunku vienam čia vairuoti ir ieškoti, turėti bendrą su savimi. Išganimo istorijoje yra ryškios moterys, mes gerai žinom, ką tik vakar šventėm Dievo motiną Mariją. Čia yra apie Rūtą, arba Rūtą, kaip šventam rašte, kuri po derliaus vaizduojama su šitais javais, kadangi po derliaus vargdieniai galėjo eiti per laukus ir surinkti nukritusius grūdus ar varpas ir iš to maitintis.
Rūta rūpinosi vyresnio amžiaus moterim ir yra tas įvaizdis palydos, ištikimybės ir mes parapijose turim pilnas žmonių, kurie yra vyresnio amžiaus. Ir man labai įdomu irgi, kad tas paprotys, kur turėjau anais laikais, kai Rūta ištekėjo už Boazo, buvo apgaubti abudu antklode, kaip pavyzdžiui Lakotų indėnai tą patį su bizono kailiu arba šiandieną su skiautiniais apgaubė abus tokios apeigos, be žiedų, be kokių kitų dalykų, tik apgaubti šiltai. Tai primena mums švento rašto įvykį prieš 3000 metų. Aldona, tik tu mataisi dabar. Ten trūkinėja Vilniuje vakar irgi Jėtų gimnazijoje trūkinėjo ryšys per dieną. Tai čia grina iš jų pusės, man atrodo. Pas mus nutrūksta, šiandien iki 4 popiet nebuvo interneto. Tai Danielius tapo patriarchu ir pranašu, nes jis gelbėjo savo tautą persekiojimo laikais. Ir už tai jis vadinamas, arba jo simbolis yra liūtas. Ir mes tą patys esame išgyvenę žmonių, kurie tremties ar persekiojimo laikais sugeba stoti už kitus, laikytis tikėjimo teisingumo, galėdami kitaip ar išsigelbėti, ar kažką kitą padaryti, bet laikosi to, kas yra ištikima, kas yra tikra. Aš visada pagalvoju apie tokias moteris kaip Estera, kuri rizikavo savo gyvybę Babilonijos vergijoje, užstodama savo tautą prieš galingą tos šalies didiką ir išgelbėjo savo žmones. Ištikimai Dievo laikydamas ir su ašarom, bet tvirtai pasitikėdama. Arba Judita ir jos tarnaitė, kurios jų drąsi malda išgelbėjo tautą, aišku, Dievo galybę, Dievo pagalbą. Jie užstojo savo tautą ir žmonės. Ir vienas labai geras pratimas yra pagalvoti apie žmonės, kuriuos mes pažįstam ar apie kuriuos žinom, kurie tvirtai stovėjo arba stovi. Ir man iš skaitybos apie šventuosius, ar geriau sakyti, žymus krikščionis, yra vienuolės, moterys, geriau sakyti, pirma, kurios įsteigė vienuolijas ir viena pavardė yra Duchesne iš prancūzų, kuri buvo Dakotose, Minesotoje ir taip toliau lygiai prieš 200 metų. Mat jį kvietė jėzuitus iš Lietuvos atvykti į Jungtinių valstybių tas sritis, nes temperatūra ten yra irgi 20 žemiau 0 Celsijaus žiemą. Tai kas Sibire dirbo, iš Lietuvos jėzuitų galėtų ten atvykti ir jaustusi kaip namie. Bet kodėl tas svarbu yra? Jos pačios moterys be vyrų statė raštų namus, kūrė mokyklas čia buvėms indėnams ir juodiems žmonėms, ir vargingiem, ir ligoninės, ir visa kita.
Ir štai Jungtinių valstybių seselės turi kitą dvasią, negu ten, kur per šimtmečius viskas buvo kitaip daroma, buvo pamatas. Jos pradėjo nuo nieko ir iš to sugebėjo, iš to tvirtumo ir solidarumo savo tarpe. Būtų vienas iš tų pavyzdžių apie žmonės, kurie yra kaip liūtai, ne kad kanda kam nors, bet tvirto nusistatymu. Yra ir daugybė labai paprastų dalykų, nestebuklingų ir netokių gąsdinančių kaip liūtas, netokių įspūdingų, kaip pavyzdžiui šitas lopšelis, šita pintinė padaryta plaukioti Nilo upe. Ir ji mums primena, aišku, Mozę, geriau sakyti, Mozės seserį Mirijamą, kuri laukė, kaip Mozė buvo išmestas, kadangi reikėjo nužudyti žydus berniukus Egipto vergijoje, tai kuri laukė ir tada pagavo tą, maišėsi tenai ir galėjo savo broliuką išgelbėti ir mama galėjo jį auginti. Tai paprastas dalykėlis, ne kažkoks žemės drebėjimas ar ką nors tokio. Tas pats yra su visais kitais paprastais dalykais mūsų gyvenime. Kartais labai paprasti, nuoširdūs, sumanūs dalykai pakeičia viską, suteikia tą aplinką, galim sakyti, kvapą, nuotaiką, kuri yra gyvybę teikianti. Vertint tuos mažus dalykus, mažas pastangas. Mums krikštą primena kriauklytė. Ir žinoma, ir Jonas Krikštytojas yra didelis veikėjas mūsų išganymo istorijoje. Ir ta geldelė yra kaip dubenėlis, aišku. Tai yra Dievo valios ir vykdymo ženklas. Mozė turėjo vedimą per vandenį išvesti tautą, mes girdėjome apie Nojų, kuris buvo išgelbėtas su šeimyna. Taip šičia krikštas yra mūsų gelbėjimo kelias. Mes esame įtraukiami į bendruomenę, į bažnyčią. Ir čia naujas gyvenimo būdas, kitoks gyvenimo būdas. Ir ne tik savo labui, bet Dievo planą vykdyti. Kad visi žmonės, kiek tik įmanoma, išgirstų gerąją naujieną ir pagal ją gyventume. Ir čia dera mums visiems pagalvoti ar prisiminti. Mes paprastai sakom, aš buvau pakrikštytas. Ten Liepos 27 Kaune, kai buvau mažas. Bet reikia sakyti, aš esu krikštytas. Dabar esu krikštytas, ne? Tik tada buvau pakrikštytas ir viskas pasibaigė. Arba kaip mes sakome, vaikas sutvarkytas. Pakrikštytas buvo pirmos komunijos, dar jeigu pavyks sutuoksim bažnyčioje, tada viskas yra sutvarkyta. Bet tas krikštas galioja visiems vaikams. Įtraukiame, mes esame į bendruomenę ir į kitą gyvenimo būdą, į šitą kelionę ir visi kiti mums yra bendra keleiviai. Mūsų prieš paskutinis ženklelis primena, yra iš pranašo Nehemijo, kuris skelbia, kad po Jeruzalės sugriovimo šventykla bus atstatyta. Ir mes suprantam, kad čia nėra kalba tik tai apie sienas ir aukso altorius ar smilkalus ar kokias aukas, bet ta šventykla yra patys žmonės, patys mes. Aišku, tais laikais apie Jeruzalės šventyklą, kurią ir atstatė, ir aišku, vėl buvo sugriauta. Bet jį vaizduoja miestą, kuriame Dievas gyvena šventykloje, kur aukos aukojamos ir kur susirenka žmonės Dievui dėkoti ir jį garbinti. Ir dalintis taika, ramybė, teisingumu. Čia prie to
žodžio ar tos prasmės mūrų reikėtų paminėti vieną dažną dalyką, kuris jau liečia mus. Mes kartais manome, kad žodis komunija reiškia yra nuo žodžio unija. Kom yra su, unija reiškia vienybė tarp mūsų. Bet lotyniškai yra kitaip. Komunija yra su ir ta munija dalis yra nuo žodžio palaikyti, paremti, būti mūru vieni kitiems. Kai aš priimu komuniją, Dievas mus paremia, mes vieni kitus paremėm, dalindamiesi gyvybės duona ir išganimo taure. Mes esame vieni kitų rėmėjai, aš nesu tik vien šventas pilietis bažnyčioj, bet mes visi kartu vieni kitus palaikom. Aš spėju, kad tokia mūsų patirtis yra ir visuomeniai, bendruomeniai arba kur kitur, bet visada yra palaikai kitus. Aš atsimenu mus, kai mes buvom vaikai Švento Juozapo parapijoje Waterbury, Connecticut valstijoje. Seselės išmokė, kad bažnyčioje negalima kalbėti, dairytis ir visa kita. Ir mes ateidavom su mama ir sesute Maryte, būdami pradžios mokyklos mokiniai, ir mama atsiklaupdavo, mudu vaikai, o tėvelis stovi ir dairosi po bažnyčią. Man būdavo tokia gėda, kad tėvas neišauklėtas bažnyčioje, kažkas siaubingo. Bet ką darė tėvelis? Jis žiūri, ar ponia Karanauskienė yra, ar yra Gilienė, ar yra Simas Augaitis, kuris kryžius statydavo. Dar kas nors, jis apsidairo, kas yra. Kodėl? Mes vieni kitus palaikom. Jeigu dabar aš nueinu į Švento Jono bažnyčią, aš žinau, kad antram suole žiūrint į bažnyčią dešiniai prie krašto bus daktarė Rita Dovidaitienė ir ji bus atnešus man krepšiuką su saldainiais ar pyragėliais. Tai ji palaiko dvasininkiją tokiu būdu. Iš tikrųjų mes vieni kitus palaikom. Tai yra simboliai to mūsų bendruomeniškumo. Mes esam parama vieni kitiems. Pažiūrėkit, kaip mes tą patys darome, vieni kitus palaikome. Dalyvaujam kokioj parodoj, meno paroda yra, mes einam pažiūrėti, pagiriam menininką, pasikalbam, rankdarbiai, kaziuko mūgė ar kur nors matai naujus dirbinėlius, vietoj tik tai praeiti, sakai, kaip gražiai sugalvota, kaip gerai padaryta, o kaip skaniai jūs išvirėt, kaip čia dar kažką kitą. Mes stengiamės vieni kitus palaikyti vietoj, kad sakyt, tas negerai, tu netvarkingas ir ten nežinau ką dar. Rašto darbus, kokius nors rašinius, palaikyti vieni kitus. Čia priklauso prie to, kad mes esam tie, kurie dalinasi komunija, bendra parama vienas kitam. Tada paskutinis mūsų ženklas yra arfa. Ir čia, aišku, vaizduoja Dovydą arba Dievo šlovę. Giesmes, psalmes su anų laikų instrumentas. Ir visos tos psalmės, kurių yra, kaip žinom, 150, yra jos įvairių rūšių, bet visuomet baigėsi šlovės giesme. Tai labai padeda žmonėm, kurie yra nuvargę arba kuriuos spaudžia liūdesys, kaip sakoma, depresija, tamsus debesis, nes prasideda kaip Jėzaus psalmė ant kryžiaus: Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Bet reikia skaityti iki paskutinės eilutės, kaip Jėzus turbūt ant kryžiaus sakė: bet todėl aš pasitikiu tavo didybę ir malonę ir taip toliau, paskutinės eilutės. Tai Dovydo ar kieno nors kito giedotos ir parašytos psalmės, ir mes kiekvienose mišiose turim psalmytę, aišku, šventam rašte galim visas jas rasti, mes matome, kad visada baigėsi su padėka Dievui, su šlove.
su bendrystė, su kitais žmonėmis, mus padrąsina, nuramina, palaiko. Tai mūsų didžiausios šventės yra tokios, kur mes be galo džiaugiamės ir dabar artinamės į Viešpaties apreiškimo arba Kalėdų trijų karalių Jėzaus Kristaus Krikšto šventes, kurios yra mūsų tos jau džiaugsmingiausios šventės per metus, maloniausios, gal net už Velykas malonesnės. Mes taip atveriam vieni kitiems savo širdį, ištiesiam ranką ir į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam. Tai aš tikiuosi, kad tas žvilgsnis į tuos švento rašto žmonės primins mums mūsų pačių žmonės, mūsų pačių gyvenimą, kur mes sugebame surasti arba džiaugtis tuo. Aš turiu ir keletą pavyzdžių. Kur mes atlaikome ką nors, matėme, kaip žmonės tvirtai stovi ligoje ar kokioj nelaimėj, vieni kitus palaiko, kaip kiti su džiaugsmu Dievui dėkoja. Daugybė senų žmonių, mano amžiaus ar vyresnių, jie sako, aš tik tai dėkoju. Labai keista, nes serga, guli lovoj, arba ką tik mirė vyras ar žmona ir sako, aš tik Dievui dėkoju. Yra kažkokia įžvalga, kuri kalba apie tą arfą, kad galutinis kaip ir tikslas ar vaisius yra, kad mes galim vieni kitiems ir Dievui dėkoti. Apie krikštą, kad esame krikštyti. Aš labai branginu 2 vaizdelius apie krikšto veikimą. Vienas buvo 35 metų moteris, kuri buvo pakrikštyta čia pas mus, Švento Jono bažnyčioje. Ir pakrikštijom, kitą dieną susitinkam ir jis sako, ką aš dabar turiu daryti. Labai gražu, kaip vaikelis, ar ne? Dabar aš turiu šitą dalyką, brangų dalyką, ką aš su juo darau. Man atrodo, toj prisijungs vėl. Vėl nutrūko. Čia vėl mus nukirpo. Apie krikštą pasakoju, kaip krikštijom Mariją Velyknaktį ir paskui atvelykį, aš žiūriu, jie ateina su kita mergaitė, jauna moterim. Į tą krikščionio uždavinį įkviesti kitus, įjungti kitus, taip gražiai visai nežinodama darė, ką jausdama, bet nes gal nesąmoningai žinodama, tą padarė. Tas vaisius ne tik viešai, kad būtų pakrikštyta ir pasibaigė, bet kad žmogus būtų įtrauktas į tą bendruomenę, kur yra vieni kitiems parama. Tai aš norėčiau pasiūlyti prieš dar kitą truputį temą pagalvoti apie tokius dalykus. Už kokius bendrakeleivius aš esu dėkinga savo gyvenime.
draugai nuo vaikystės, aišku, šeimos nariai, koks nors mokytojas, mokytojai, tikėti ir netikėti dalykai. Kas yra palaiko mus, su kuo daugiausia bendradarbiauja. Mesgi visi žinom, į ką kreiptis. Jeigu esi nuliūdęs, žinai, su kuo kalbėti. Jei džiaugiesi, žinai, su kuo pasidalinti. Šeimoje ar už jos, ar bažnyčioje, ar ne bažnyčioje. Kartais net darbe būna tokių žmonių. Paskui atsimenant tas Jokūbo kopėčias, kuris ginčijosi su Dievu, tai savo širdyje tikrai drįsti Dievui pasakyti, kas būtų negerai ir ko labai trokšti. Nereikia pirmą sugalvoti ir tada aš kada nors su Dievu pakalbėsiu, bet iš karto atverti save. Lipti į tas kopėčias ir pakratyti dangaus vartus, ar kaip mes galėtume. Tada apie Rūtos su tuo javų varpomis, apie vėl mus pertraukė. Apie mažus dalykus, kaip ta pintinė, kuri plaukė Nilo upe su vaikeliu viduj. Ir tos paprastas gaminys išgelbė Mozę ir jis išgelbė savo tautą. Su, aišku, Dievo vedimu iš Egipto nelaisvės. Kas yra tie paprasti dalykai, už kuriuos esu dėkingas? Man visai neseniai buvo toks gražus įvykis, mes čia priešai Švento Kazimiero bažnyčią šventinom automobilį, palaiminom automobilį, buvo 3 metų mergytė. Paskui kažkur kitur mes susitikom, o jau popiet paskui šventė Vaišėse ir ji 3 metų mergytė su panašia tokia vaikščia, prieina prie manęs ir tai kitai sako, čia yra kunigas, mano draugas kunigas. Iš to vieno mažo susitikimo, didelė draugystė, man taip malonu, kad galima su jaunais žmonėms susikalbėti. Ir kad ta mergytė suprato tą bendruomeninį dalyką. Apie mūrus, kas man yra parama, į ką aš remiuosi. Kokiems žmonėms esu dėkingas, ar seniau, arba dabar, gal kas padėjo su mokslu, gal profesiniai, dar kažką kitą, prižiūrėjau, kai sirgau ir taip toliau. Ir kada mes patys, ką mes atlaikėm, aš atlaikiau tokį ir tokį dalyką. Tvirtai stovėjau, nors norėjosi mesti viską, o vis vien atlaikiau. Ką aš galėčiau paremti, kam yra sunku. Kaip mes gerai žinom, vyresnio amžiaus žmonės kartais būna vieniši. Ką mes galim palaikyti, arba kas turi kelis vaikelius ir juos truputį prižiūrėti, padėti savo aplinkoje. Kaip aš galiu būti tas mūras daugiau negu esu, arba kitaip negu esu kitiem. Ir tada, žinoma, džiaugtis Dievo dosnumu ir gerumu mums. Tai čia būtų keletą tokių uždavinių namie ar vėliau.
susimastyti, kaip Šventas Ignacas mus moko, sąmoningiau žiūrėti į savo aplinką ir turėti prieš akis arba švento rašto žmonės, arba savo kaimynus ir pažįstamos ir giminės, ir apie ką mes skaitom, ir šventėjai, kurios mėgstam, ir mums padeda laikytis to bendruomeninio kelio, kuriuo mes einame į aišku į viešpaties šviesą. Dabar mūsų šitas ėjimas 3 dienų rišasi ir su kitais dalykais, ir vienas iš tų didelių yra, kur jau pradėta prieš kelias savaitės, ar tas būsimas bažnyčios sinodas, kada nuo mažų būrelių išaugs į vyskupų susirinkimą iš viso pasaulio per 2 metus. Gali būti, kad mažai kas turime patirties arba vilties, kad kas nors iš to išeis, nes pasaulis yra labai didelis ir platus. Tai mes turime labai gerą pavyzdį iš Amazonijos sinodo prieš porą metų, kuris, aišku, buvo mažesnis, apėmė tik 9 valstybių dvasininkus ir pasauliečius. Ir, aišku, geriausias įvaizdis sinodo kelio, tas reiškia ėjimo viens šalia kito, ne viens virš kito, ar pirmą kito, ar kaip nors kitaip, buvo ta nuotrauka, kur vyskupas su savo kepurė ir indėnė su plunksnų vainiku. Abudu kalbasi kaip žmonės, kaip krikščionys, kaip Jėzaus Kristaus mokiniai, mokinės, sekėjai. Tai tą atsiekti yra labai sunku, kai mūsų bažnyčia, mes dažnai vaizduojame piramidę, nuo popiežiaus iki vaikų, visi pagal savo kaip ir luomą suskirstyta ir tada lyg neturi balsų. O Amazonijoje jie yra kaip normalūs žmonės, kurie pripratę būti bendruomeniški. Nebūtinai mes tą galim juos pamėgdžioti, jie nėra pratę vienas kitą barti arba bausti. Mums pas mus tas jau yra labai priprasta ir svarbu. Todėl jie sugeba kalbėtis savo tarpe ir duoti užtenkamai laisvės ir tuo pačiu gerą solidarumą. Čia visai iš kitos knygos, bet Jungtinių valstybių konstitucijos kai kurie bruožai yra paimti iš irakėzų indėnų Niujorko valstijos, kurių jų klausė balti žmonės, kaip jūs sugebat 5 tautos taip sutartinai ką daryti, kaip jūs sutarėt visi laisvi ir tuo pačiu yra solidarūs. Tai šitas sinodo kelias yra toks, kur mes kokie bebūtum, ar vaikai, ar seni, labai išmintingi, ko ne pranašai, kiekvienas turim savo aplinkoje galimybę įnešti savo mintį, klausimą, laiką, dėmesį ir visą kitą, kas padaro tą susirinkimą. Suprasau, kaip Amazonijoje, jie ten džiunglėse rinkosi, turėjo aišku pagalbos, žmonių, kurie truputį pripratę ir kurie užrašo viską, įrašo. Ir tada tas viskas yra sudedama su didelė pagarba. Ir kartais vaiko siūlymas kažkokioj tolimoj vietoj randa atgarsį bažnyčios sprendimuose. Eina per įvairias grupės, galim sakyti, luomus ar profesijas ar vaidmenį bažnyčiai. Ir aišku, didžiulis vaisius iš to sinodo bus, kad kai mes esame bendrakeleiviai, tai galim turėti ir kokias nors pareigas arba vaidmenį kaip dabar. Kai mes žiūrim, pagalvokit, kas iš mūsų vyresnio amžiaus, atsiminkim, kai buvo prieš 50 metų ar 60, kur mišios lotyniškai, kunigas viską skaitė, viską sakė, choras giedojo, žmonės galėjo tylėti, negėdoti. Nebent buvo tokioj laimingoj parapijoje, kur žmonės giedojo ir senais laikais. Tai, o dabar galime, ir žmonės ne tik gali, bet skaito ir dalina komuniją, aišku, moko vaikus ir visą kitą.
visai kitas socialinė sritis, kokia milžiniška bažnyčios yra. Tas ir priklauso prie to viso solidarumo mūsų tarpe ir vienas kito palaikymo. Pažiūrėkit, kaip popiežius su vaikais ten parodo tokį palankumą ir tas yra ne tik šiaip savo kaip senelio anūkėliams, bet turi ir teologinę vertę, kad mes visi esam dalininkai šitos tikinčiosios šeimos ir bendruomenės. Tai aš tik tiek turiu pasiruošęs, dieną naktį nemiegojęs, kad galėčiau pasidalinti brangiomis mintimis, su viltimi, kad visi mes, nors švenčiam Kalėdas jau kelintą kartą savo gyvenime, kad vis turi naują atspalvį, naują žodį, naują šviežią kokią mintį, arba mums primena ką nors iš mūsų jaunystės, kuria didžiulis lobis ir apie tai ilgą laiką nesame pagalvoję. Ačiū, Antanai. Ar vėl sustingo kunigas Antanas? Kaip gaila. Ar kas norėjo žodelį prieš baigiant? Gal vienas kitas žmogus dar gali ką pasakyti? Jeigu galėčiau aš, tai nors ir tėvas Antanas atrodo šiuo metu gal mūsų ir negirdi, aš visų pirma labiausiai norėčiau padėkoti tėvui Antanui, kad jis paskyrė savo laiką, paaukojo, kad šitaip gražiai ir nuoširdžiai pasiruošė ir už jo kantrybę su trukinėjančiu ryšiu yra labai sunku sekti mintį, kai jinai kas kelias minutės nutrūksta. Taip pat labai norėčiau padėkoti jums, daktare Aldona. Ačiū, kad jūs skyrėt savo laiką. Aš žinau, irgi laikas jūs yra labai brangus ir kaip gera, kad jūs taip gražiai prisidedat jau trečiąjį kartą prie mūsų šito vis didėjančio renginio ir dėkojam taip pat jūsų parapijiečiams, kurie platino informaciją, dalinosi, kad kuo daugiau mes pasiektume lietuvių su šituo dalyku. Taip pat labai ačiū visiems susirinkusiems, jūs neįsivaizduojat, kaip smagu jūs visus matyti, kaip gera žinot, kad mes visi vieni kitų nepažindami galim susitikti šitokiu būdu, klausyti Dievo žodžio, tėvo Antano žodžio ir prisiliesti vienas prie kito ir gal net užmegzti artimesnį ryšį. Tai ačiū visiems, kurie renkasi, ačiū 350 žmonių, kurie pažiūrėjo pirmąjį tėvo Antano video, kas yra pilna bažnyčia. Taip pat noriu padėkoti iš mūsų palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos Alytei Simonaitienei už idėją kviesti tėvą Antaną ir už susitarimą su juo, Graseldei, kuri susitarė su ponia Aldona, taip pat Aidai Čepeta, kuri 3 rytus iš eilės važiavo sujungti mūsų žmonės iš misijos. Dėkojam tėvui Vaidui, kad palaimino šitą idėją ir labai ačiū jums visiems, atsiprašau už tokį ilgą pasisakymą. Labai ačiū visiems ir gražaus to ėjimo į šviesą, į šventas Kalėdas jums ir jūsų artimiesiems, mums visiems. Ačiū ir Aldonai, ir Birutė, ir visiems, kurie Taida, ir kitiems, kurie prie viso šito dirba. Jo, ir keliaujam kartu, taip jaučiasi, kad nekeliaujam vieni, bet keliaujam kartu. Labai gražu. Ačiū. Tai gal palaiminkit mus, kunige Antanai. Ta laimina jūs ir jūsų namus ir darbus visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Amen. Labanakt Lietuvai, Europai, labą rytą Kalifornijai. Labą dieną kitiem. Ačiū labai ir visiems gražiaus advento ir gražių švenčių. Labai labai ačiū visiems. Ypatingai kunigui Antanui. Ačiū labai. Dievo palaimos ir tėvui Antanui.
Ačiū. Ačiū labai.